Norint pritaikyti mobilųjį raktą arba infrastruktūros konfiguracijos šifravimo raktą, ICE raktą, HitSigno ar iClass SE skaitytuvui, pirmiausia, atidarykite Header Manager programėlę. Tuomet prisijunkite prie skaitytuvo naudodamiesi Bluetooth arba NFC Inspection funkciją. Slinkite žemyn ir pasirinkite Detailed Configuration – išsami konfiguracija. Jei pasirodo pranešimas, išjunkite ir vėl įjunkite skaitytuvą. Eikite į skirtuką Keys – raktai ir pasirinkite Add Keys – pridėti raktus. Iš pateikto sąrašo pasirinkite atitinkamą MOB – mobilųjį arba ICE – šifravimo raktą iš savo įgaliotų raktų sąrašo. Jei nematote jokių įgaliotų raktų, peržiūrėkite mūsų vaizdo įrašą, kaip nustatyti į Reader Manager programėlę. Kai pamatysite reikiamą raktą, pažymėkite jį ir spauskite Add to Template – pridėti prie šablono. Būsite nukreipti atgal į Inspection Report – tikrinimo ataskaitos puslapį, kur spauskite Apply Selected Items – pritaikyti pasirinktus elementus. Po šio veiksmo konfiguracija bus pritaikyta skaitytuvui. Sugrįžę į Inspection Report puslapį, atnaujinkite jį, paspausdami piktogramą programėlės viršutinėme dešiniajame kampe. Kai puslapis bus atnaujintas, slinkite žemyn iki Administration Configuration – administravimo konfiguracija skilties ir patikrinkite, ar mobilusis raktas MOB buvo sėkmingai įkeltas.